Dabar visa žmonija mano, kad santuokos, sudarytos brandžiame amžiuje, yra tvirtesnės, stabilesnės. Ar tikrai taip yra? Kada žmogui geriau sudaryti santuoką? Na žinoma, laikui bėgant tampame išmintingesni, gyvenimas mus auklėja, dažnai labai tokiais aštriais metodais. Bet vis dėlto tai nėra būtina. Visgi viskas priklauso nuo to, kokį auklėjimą žmogus gavo, koks buvo pavyzdys jo šeimoje. Tai labai daug reiškia. Taigi, labai dažnai matome, kaip žmonės tiesiogiai atkartoja savo tėvus. Kelias iki absoliučios, tobulos būsenos šeimoje, juk tam reikia laiko. Taip, natūraliai. Tikriausiai žmogui tam reikia daug laiko, ar kaip? Taip, tam reikia. Na, aš apskritai žmogaus auklėjimą šeimininiam gyvenimui pradėčiau nuo vaikų darželio, nuo mokyklos, nuo universiteto, nuo darbo, būrelių, namų ir taip toliau, televizijos. Tai yra viskas turi būti nukreipta į teisingos šeimos, kaip visuomenės ląstelės kūrimą.